Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su ponu Kontautą kalbu? Ne. Gal galima su Eriku kalbėti? Ačiū, aš ir esu. Tai gerai. Ne, aš tiesiog kreipiausi jūsų pavardę, tai nes turime užsiregistravę. Klausykit, jums skambina iš Evaldas Ivaškevičius iš konkurso, kuriame jūs, kaip suprantame, dažnai dalyvaujat ir eik tu savo. Pašaltų pasivaikščioti. Matosi, kad daug sprendžia kryžiažodžių, bet bendrauti Intensyviai. Va, aš norėjau tokį klausimą duoti. Kuris Japonijos imperatorius gimė tais pačiais metais, kaip ir Lietuvos vardas? Emperor Go-Suzaku. Go-Suzaku, Japonijos imperatorius. Ja. Gimė Emperor 1009 metais. Eiktų. O kodėl 1005 ten parašyta? Nes mirė 1005. Tai jisai 36 metų buvo? Da, tais laikais visi žiauriai trumpai gyvendavo. Eiktų. Tais laikais 36 metų tai būdavo visiškas senukas. Tai jau, tipo, jeigu tu esi 67 metų, tai tu jau, tipo, esi, kaip dabar būtų 140 metų. Nebent tu nindzės. Nebent tu nindzė. Va. O jeigu tu esi nindzė, tai tada tu gali gyventi iki 68 metų. Ir miršti 68 metų ir žmonės žiūri į tave kaip į friką maždaug, why don't you die? Žinai, tai tavo 8 anūkų kartos mirusios, žinai, tipo, o tu dar visiems nepalieki buto. Kokio būtų? Jeigu tu esi nindzė, tai tu turi pašiūrę, tipo. Bet ta pašiūrė, tipo, yra žiauriai vertinga, nes tais laikais... Aukštinkojam ant medžio. Ir tais laikais pašiūrė buvo tas pats, kas, tipo, 3 kambarių butas Senamiestyje, Vilniuje. Nindzės pašiūrė. Jo, nindzės pašiūrė, tas pats, kas 3 kambarių butas Trakų gatvėje, Vilniuje. Yeah. Arba Laisvės alėjoje Kaune. Nes Trakų gatvėje Vilniuje butai kainuoja dar brangiau negu Laisvės alėjoje Kaune. Gal aš nebevažiuosiu į Kauną? Ispanijai. Tai va, draugai, žodžiu, jis mirė 39 metų. Ne, kokių 39, 36. Gerai, nesvarbu, mirė, tai mirė. Jis mirė 36 metų, o tai reiškia, kad jisai mirė būdamas 84 metų. Maladės, bet tai prieš šilką metų. Tokį. Please, fuck my brain more. Roberta gruodžio 26 dieną išskrenda iš Kauno į Liverpoolį. Pas vaikiną švęsti naujų metų. Grįžta sausio 3. Skrydis atidėtas. Is good? Manai? Yes. No problem. Is Kaunas, Kaunai. Gruodžio 31. 10 vakare išskrendam. Ne, sausio 1. Kas pas mūsų operatorius? Tu operatorius, Rolandai. Sveiki. Telefonas arba abonentas yra išjungtas. Arba abonentas yra už... Koks vardas? Roberta. Klausau. Labas vakaras, panelė Roberta. Jūs trukdo operatorius Sigitas. Taip, klausau. Skambinu jums dėl jūsų skrydžio gruodžio mėnesio. Aha, taip. Noriu pranešti trumpai žinią iš anksto. Dėl tam tikrų kliūčių mes labai atsiprašome jūsų ir noriu pranešti, kad jūsų bilietas yra perkeltas į kitą datą. Ir kokią? Norėjau paklausti, ar tai jums nesukels sunkumo ir dar papildomai, žinokit, mes jums duosim voucherį skrydžių jūsų atgal nemokamams pietums. O kokia data būtų? Bus gruodžio 31, 9 val. Vakaro, išskrendam iš Vilniaus, tai jums reikės būti 1:40 oro uoste prieš skrydį. Bet tai, kad aš ne iš Vilniaus skrendu, o iš Kauno? Taip, dėl to mes ir išskrendam iš Vilniaus, dėl to, kad praradom sutartį, atleiskit, dabar papasakosiu jums smulkmenas. Mūsų avialinijos nebegali leistis dabar daugiau Kaune, dėl to, kad viską perima Air Baltic ir dabar bus tik tai iš Vilniaus skrydžiai. Tarp kitko, jeigu aš suprantu, jūs nesat iš Vilniaus, ar ne? Aš iš Visagino. Jums bus apmokėta kelionė. Atsiprašom dar kartą už tuos nesklandumus. Dabar sakykit, prašau, dėl jūsų kelionės, ar ne, jūs galėtumėte čekį pristatyti informaciją, ten bus paliktas jūsų vardas, pavardė ir su jumis atsiskaityta bus pinigėliais už jūsų kelionę. O čia kur reiktų pateikti? Vilniuje informacijos biure bus.
O Dieve, aš niekada esu neskridus ir aš pirmą kartą dabar skrisiu ir aš, man atrodo, šiandien iš vis pasiklysiu. Ne. Jeigu jūs turėsite klausimų ar problemų, mūsų operatoriai jums padės. Jeigu jūs jausitės nekomfortiškai, informacijoje tiesiog apie tai praneškite. Sakykite, jūs pati lagaminą pakuosit? Na, aš tik tai rankinį lagaminą imsiu, nes aš šiaip kaip ir neilgam planavau išskristi. Tai jūsų skrydis, nepamirškit, būkit maloni, nebeturėsiu progos jums daugiau paskambinti ir pranešti. Tad jeigu turite kažkur tai po ranka žinyną savo, būkit maloni, pasižymėkite, kad jūsų skrydis, dar kartelį kartoju, yra gruodžio 31 dieną, 21 valandą iš Vilniaus oro uosto. Aha, o tai atgal grįžti bus 3 dieną, tipo? Atgal grįžimas sausio 3, taip. Kaip ir jūs buvot numačiusi, tai jūs priedo gausite voucherį nemokamoms pietums skrydžio metu. O Dieve, bet tai... O tai negalima, tipo, kad atgal grįžti biški, vėlesnę... Ne, žinokit, bilieto atgal nepriėmam. Sigitai, atsiprašau, aš girdėjau, kad tu paskutinį bilietą liktai atidavai. Žinok, aš jau prieš tai atidaviau, tai realiai to bilieto nebėra, tai atšauk, kad, žodžiu... Ne, tai kaip aš dabar jau viską pasakysiu? Žinot ką? Ne. Ta prasme, aš paskutinį... Klausau jūsų. Žinot ką, o čia ne ZPSM-as kartais skambina? Tikrai ne? Tikrai ne, čia. O Dieve, man širdis jau vos neiškrito. Į kur? Neiškrito, į kulnus subirėjo. Per kur vos neiškrito? Per ten, kur širdis stovi. O Dievas jau taip... Per ten, ką veži savo vaikinui? Panašiai. Gerai. Aš savo draugą nugalabinsiu. O kodėl tu žinai, kad čia ne draugas? Gal ne draugė? Čia Marius tave padūrė. Koks Marius? Nu tavo, tas sakė... Čia tau geriau žinai. Meilušis tavo, ne? Būt? Ne, aš neturiu meilužę. Neturi meilužio? Žinok, jisai parašė, kad tavęs baisiai pasilgo. O, kaip faina. Diena iš tikrųjų tave. Tai siūlau prie radiatoriaus šildyti savo kiską. Kad Dieve, aš jau nugalabinsiu. Nugalabinsim. Okay. Bet žinok, galabėk iš karto prieš išskridimą, nes po to gali tavęs neišleisti iš šalies, jeigu tu būsi įtariamoji žmogžudystės byloje. Gerai, būtinai. Tvarkoj, brangioji, tai gero to vakaro. Įkiukas. Ačiū labai. O te. Beje, aš norėjau iš karto pasidžiaugti, kad šiandien